Reikėjo berniukams, prisireikė ir brandų komandai padangių žydrų. Todėl esam VGTU Antano Gustaičio aviacijos institute lėktuve ir žiūrim, ką turim. Aviacijos institute yra studijų programa, orlaivio pilotavimo studijų programa. Jinai trunka 5 metus. Studentas baigęs tą programą įgyja magistro diplomą ir, kaip sakant, galimybę išlaikyti komercinės aviacijos piloto licenciją. Kalbant apie pačią programą, tai jinai, žinoma, susideda iš dviejų, sakykime, gal net iš 3 dalių susideda. Tai 2 dalis būtų teorinės dalis, tai yra universitetinė programa, tai yra bendrieji universitetiniai mokslai, tam, kad įgyti aukštąjį diplomą. Kita teorijos dalis tai yra aviacinės studijos, tai yra jau specializuoti aviaciniai dalykai, kurie dėstomi atitinkamai pagal reikalavimus. Ir ta trečioji dalis tai yra skrydžių praktika. Praktika yra 200 skrydžio valandų. O su kokiais sunkumais dažniausiai susiduria studentai praktikų metu? Kas jiems būna sunkiausia? Manyčiau, sunkiausia būna savo jėgų neįvertinimas. Ar save pervertina, arba neįvertina, kad jisai to nesugebės ar dar kažko. Nes iš tikrųjų aviacija yra toksai, bendrai, nesvarbu ar pilotavimas, ar mechanika, ar elektronika, yra toksai dalykas, kad tai turėtų būti ne taip, kad atėjau, padirbu kažką tai ir išėjau. Tai turi būti tavyje. Taip, tai dabar esame priešskridiminio pasirinkimo kambaryje. Čia studentai ruošiasi skrydžiui. Tai instruktorius duoda jiems užduotis. Studentas čia pasirašė, viską apsiskaičiuoja, kiek laiko skris, kur skris, maršrutą visą. Ir pasiruošęs čia viską susipildęs, tada eina skristi su instruktoriumi. Skrydžio praktika vykdoma etapais, tai, sakykime, tų etapų ten visa eilė yra, bet pagrindiniai tokie būtų, kad pirma praktika skraidoma yra su orlaiviais Cessna 152. Prasidedant antrai praktikai, studentai pradeda skraidyti su Cessna 172. Šitie orlaiviai yra 4-viečiai ir didesnio svorio, didesnis orlaivis, kaip sakoma. Pačios pirmos dienos tai nepamenu, bet pamenu pirmą skrydį. Tai instruktorius netikėta iš tikrųjų pasakė, va, skrisi, nes jis skraidė su manim ilgai. Nors po savaitės pasakė, čiki-piki, valdai lėktuvą, viskas puiku, to išleisim savarankiškai. Bet tik po 3-4 savaičių jisai staiga iššoka iš lėktuvo ir jėdam tą kelionį. Viskas, skrisi viena. Tai aš tai wow. Ir skrisdama dainavau, nes labai laimingai. Ką dainavot? Kažką dainavau. Ir niuniavau, dainavau, cypiau iš laimės. Ir paskridom 2 ratelis, nutūpiau ir užpakalį atspardė. Dėl ko? Tradicija. Tai tokia tradicija yra taip, kai jau pirmą savarankišką skrydį padarai, nutūpi ir tie, kurie jau turi licenciją, kurie jau yra pirmą skrydį padarę, net 1 metų, jie jau gali ateiti ir pasveikinti tave spyriui užpakį.